Tai jo, aš žaugus su močiutė, žinau, kitos močiutės lepina savo anūkus, ne? Mano močiutė tai ne. Pas mumis būdavo taip, ateina svečių, atsineša kažkokį tai lauktuvių vaikam, kažkokį tai kinder surprizą, jau tiesia tą ranką, sako, imk vaikelį čia tau. Močiutė, iš karto. Neduok dievė vaikai paragausiu šokolado, kad nesuprastume maždaug, kad gali būti kažkas skaniau nei šaltienos tortas per gimtadienį. Močiutė dar ir kitaip prikolindavo. Žodžiu, eini į vonę ir nesuprasi ant gyvatuko ar staltėse, ar močiutės apatiniai. Toks pat raštas, viskas taip pat, žinai. Dar jinai pasidarydavo savo visokių tai vaistų pati, žinai, eliksiriukų ten, kur po 7 laipsnių. Ten į sudėtį įeidavo visokių ten vištos nagas, degtinė, šaukštas majonezo. Nu, tipo patam trint, žinai. Bet realiai mes dar ir ant duonos tepdavom. Bet čia geras atmazas, ne, tos močiučių, tipo, pasidaryti visokių eliksiriukų ten stipriausių, nu, tipo, dėl sąnarių viską. Tai žodžiu, būdavo taip, kad vaikus į mokyklą išleidžia, žinai, kokias 5 valandas laisvos, chata tuščia, bet kažko koja šala, reikia į padus patrinti. Atsimenu, kažkada spintoje tarp staltiesių buvau radęs ir cigarečių pakelį. Sakau, močiutė, kas čia? Sako, čia nuo kandžių. Esu gan jautrus visokiems kvapams ir garsams, draugai iš manęs prikolina, dažnai daro tokius vėmimo garsus, aš irgi juos padarau, bet net be specialiai. Man žiauriai būna sunku, kai pavyzdžiui šuo tiesiog apsivėmė ir man reikia aišku išvalyti, aš matau jis ant traukčio, žiaukčias, visai ten daro tokius nu tada aš irgi ir prasideda tas užburtas ratas, ta prasme. Grįžta draugė namo, žiūri, aš su šuniu prasijungiant grindų gulim. Jinai irgi, aš prabūdęs irgi, ir nežinom kaip įsivaduoti, ar čia kunigą, ar greitąją kviest. Šiaip skaitau save gan pasiturinčių žmogum, šeimoje viskas tvarkoja, turiu draugę, šuniuką, turiu netgi 3 mašinas, kurias visas kartu sudėjus, virš metų tefa dar yra. Bet jau gruodžio galas ir mes dar chatos nesišildom. Kažkur buvo, mano draugė kažkur girdėjo, kad tipo prie šaltesnės temperatūros geriau mastosi, geriau medžiaga apykaita veikia. Drįsčiau pasiginčyt. Aš kaip nesuprasdavau, jos taip ir nesuprantu, bet man dar ir šalta dabar. Kada grįši? Ir man rašo, pasilgai? Jo, blėt, pasilgau, mirštu aš, na. Tada jinai karočiai grįžta ir sako, tu į ko nevalgy nieko, pilnas šaldytuvas, ar tau paduot reikia? Po tokių bairių aš iškraušiau ją į balkoną, sakau, vasarą susitiksim. Jau 2 savaitę valgau, ką noriu, kada noriu, be jokio gėdos jausmo. Tik biškai užpisa tas barbenimas į balkono duris. Jau ir šuo prie to balkono durų kažkaip pinkšt pradėjo, matyt pasilgo draugės. Galvoju, blemba, nu ir man širdelę skauda, jau kiek čia galima, žinai, užteks. Einu aš prie to balkono, užtraukiu užuolaidas. Mano draugė kažkada buvo ten biškai išvažiavus kažkiek ilgiau, ten kokiai savaitei. Tai žiauriai aš jos pasilgau. Žiauriai pasilgau, kaip jinai bando su manim šnekėti iš kito kambario, kai aš teliką žiūriu. Tai va, bet dar pasilgau ir būt su įskaltais rūbais. Tai kažkada bandžiau rūbus įskalbti ir pats. Atrodo, kad čia tokia, žinai. Atsidarau tą skalbenkę stalčių, ten kur tos muilus pilt. Žiūriu, blėt, kažkokie hieroglifai. Nu, tipo bliūdas ir pagaliukai tokie, 1, 2 ir 3. Blėt, galvoju, nu čia nieko tokio, turbūt. Čia viena ta kaušiuka, čia 2, čia 3. Nu, tai išploviau ir grindis. Visam bute. Dar šunį išmaudžiau. Aš šiaip gan, aš pavydus esu, galiu prisipažinti. Jeigu ten, pavyzdžiui, draugė gražiau pasidažo, ar ten kažkokia biškį iškirptė, biškį jau tokia, nu čia pizda yra, čia jau yra konfliktas, čia jau realiai skyrybos. Tai, čia kažkada varėm į vandens parką, nuvarėm į pirtelę, sėdim. Žiūriu, sėdi senis ir jam kiaušis vienas iškritęs iš plavkių. Aš taip žiūriu, galvoju, okei. Ir nenoriu draugiai rodyti, nes aš bijau, kad vdrug ir jai patiks, žinai. Jinai, aišku, pati pamatė tai, mes, aišku, aptarėm, aišku, susipykom. Ilgai neištvėriau. Ilgai aš neištvėriau, karočiai išėjau, kai jau pistis pradėjo. Ir to galvoju jau man per daug.
Tai va tiek. Ačiū labai. Aplaukim, chebra, antrą kartą dienos.